Sveiki visi, taigi senai nebuvo video, bet yra labai gera proga pakalbėti apie ką tik praūžusį, šiąnakt pasibaigusį Eurovizijos konkursą. Anksčiau tai vadinosi Eurovizijos dainų konkursas, dabar taip jau nebėra. Kodėl taip nutiko? Labai didelis klausimas patiems organizatoriams, dalyviams ir visiems kitiems. Kadangi anksčiau kiekvienam iš mūsų tai buvo dainų konkursas, kur dalyvaudavo tikrai labai geros ir populiarios dainos, kur pasirodydavo geriausi ir patys tokie talentingiausi visos Europos atlikėjai. Bet dėja, dainų konkurso nebeliko. Liko Eurovizija, bet Eurovizijos dainų konkurso nebėra. Dabar tai nėra apie dainą, tai nėra apie pasirodymą, nėra apie kažką tai. Kas anksčiau būdavo, tarkim, ir dainos labai geras, populiarios, kaip pas kiekvieną grotuvę mašinoj dar kažkur tai grodavo Eurovizinės dainos, einant gatve girdėdavai, klubuose visur skambėdavo Eurovizinės dainos. Dabar tarkim, paėmus kai kurių šalių pasirodymus, tu galvoji, kas čia, apie ką jie nori parodyti. Anksčiau ateini, ten pasižiūrėti tos Eurovizijos, įsijungi, matai, kad moterys apsirengusios su suknelėm, seksualiom, kuo gražiau, nuostabios šukuosenos, visa kita. Dabar moterys apsirengia velniais, apsirengia dar kažkuo tai, pusiau nuogos, pusiau dar kažkokios. Vyrai apsirengia su sijonais, apsirengia dar kažko, kiekvienas išeina su savo vėliava. Vėliava yra ne savo šalies vėliava, o kažkokios tai, nežinau, orientacijos, pakraipos, dar kažką tai. Jeigu jau mes visi pripratę buvom ir esam jau pripratę tikriausiai kiekvienas iš mūsų prie LGBT vėliavos, kuri yra vaivorykštės spalvos ir simbolizuoja kažką tai. Vėliau matom dar daugiau, išeina translyčiai, dar kažkas tai ir visa kita. Aš neturiu nieko prieš juos, aš gyvenu užsienį daugybę metų, turiu pažįstamų ir juodaodžių, ir kitos religijos atstovų, ir netradicinės seksualinės orientacijos, ir gėjų, ir lesbiečių pažįstu, ir jeigu paimtumėm bendrai, tai tikrai nėra jokių skirtumų tarp mūsų, jie taip pat myli, taip pat gyvena, taip pat džiaugiasi, taip pat kenčia, taip pat verkia, juokiasi, visa kita, viskas yra taip pat. Bet Eurovizijoje, ką mes matėm, kas tai yra, ką to nori parodyti, apie ką šis konkursas tapo. Dainos, kurios buvo geras, modernios, kažkokios praktiškai nebepatenka į tą konkursą. Aišku, mūsų Lietuvos atstovas tokią gan gerą bumčiką, kaip sakant, parodė, kurį galima klausyti, sakykime, ir klube, ir mašinų, ir visa kita, ir judesys toks neblogas, bet visos kitos dainos, apie ką jos, ką norėdavau, ką parodyti, ten Airija kokia, tas pats nugalėtojas. Ta prasme, ką neša ta daina? Tarkim, paimkim būsius nugalėtojus, ten tie patys Lordi, tiek pat ukrainiečiai kelis kartus yra nugalėję, Lorin, dar ten visokiuoje, kiek nuostabių, fantastiškų dainų iki šiol skambančių kiekvieno tikriausia grotuvė ir playlistė. O čia, aš pavyzdžiui žiūrėjau gyvai, tiesiogiai per YouTube ir vienu metu ten buvo apie 1,5 milijono žmonių žiūrėjo ir visi buvo, kai prasidėjo ypač balsavimas, pagrindinis žodis ir pagrindinis sakinys, kuris buvo apie šitą, kad tai yra surežisuota, kad nugalėtojas buvo aiškus jau iš anksto,
kad visa tai yra farsas ir kad tai yra tiesiog politika ir parodymas kažko tai. Ir pagal taip, kaip viskas vyko, tai matėsi, kad už Šveicariją balsuojama neaišku kodėl ir neaišku kokiais principais pasivadovaus. Labai gaila, kad ir Lietuva į šitą patį įsivėlė ir tiesiog sekė visais. Matyt, tai buvo toks, nežinau, kažkas tai, kad kodėl taip, kad balsuoti, nes labai skiriasi, kai kurios šalys Šveicarija ir paskui atrodo kaip lyg tikrai patys sprendžia, kam atiduoti, tada visi tie balsai visai kitokie. Tarkim, tai pačiai Prancūzijai atrodo, kad lyg ir Prancūzija turėtų būti viena iš favoričių, bet Ukrainos gera daina, ta prasme, dainų buvo, bet už jas nebalsavo ir tik tai, jeigu net nebūtų davę tų žiūrovų balsų, kas, manau, galbūt būtų paprasčiau, kai patys žmonės įsirenka, tai jeigu komisija lemia, tai tegul komisija įrenka, arba žmonės tada renka, o čia 50-50, kažkoks tai balaganas gaunasi dabar, aišku, tas balsavimas, koks ir bet būtų, kaip ten sako, kad nesvarbu, kas balsuoja, svarbu, kas skaičiuoja. Gal ir čia šiuo atveju, taip, nežinau, aš nesu tau sričių specialistas, bet aš matau, kad labai keistas buvo balsavimas, ypač iš komisijos pusės, kai surinkamas ir balsuojama taip kažkaip taip tendencingai. Anksčiau, tarkim, jeigu jūs pamenat, balsavimas buvo toks, kad kaimynai už kaimynus, ten kažkas tai politiškai, ten kažkaip tai kažkas susiję, dar kažkas tai tas viens kitam kažkaip tai va. Dabar yra tendencingas už tą ir viskas. Kažkoks balaganas. Taigi, apibendrinus, man atrodo, kad tai jau nebe dainų konkursas, nebeverta jo žiūrėti ir aš galvoju, kad daugiau jo nebežiūrėsiu. Tai buvo paskutinis kartas, paskutinė Eurovizija, kad ir kas toliau būtų, net kol nepasikeis visa ta prasmė, kol nepasikeis tas formatas, tai greičiausiai žiūrėti ir neverta. Ačiū Jums labai, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad pakomentuosit kažką tai ir iki susitikimo, iki.